Antrame Likiškių kvartale esančiose Kurpių ir Medkirčių gatvėse klojamų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbai vykdomi nuo šių metų vasario. Jie planuojami baigti lapkričio mėnesį. Apie 70 individualių namų savininkų, kitaip tariant 330 žmonių, turi galimybę prisijungti prie centralizuotai tiekiamo vandens ir nuotekų tinklų. Ir šiuo metu tik tai reikia, kad gyventojai atliktų savo pareigą, tai yra prisijungtų ir nustotų teršti požeminius vandenis ir gautų geriamo vandens kokybę. Tai mes šiuo metu siekdami, kad gyventojai gautų geresnę paslaugą, planuojame organizuoti įmonę pirkimą, kad parinktume rangovą, tai yra ir projektuotoją, kad gyventojai galėtų pasirinkti paslaugą, pavyzdžiui, arba pats projektuojas ir stato, arba projektuojam mes, jisai stato, arba mes pateikiam pilną paslaugą iki sutarties pasirašymo. Tai šiuo metu atliekame pirkimo procedūras, kad išaiškinti, ir taip pat mes planuojame suteikti gyventojams, suderinus, aišku, su savo valdžia, tai valdyba ir savivaldybė, atidėjimus. Jeigu, pavyzdžiui, mes teikiam pilną paslaugą, tai sutarėm su gyventoju, sudarom sutartį ir tada gyventojas galės mokėti tam tikrais mėnesiais, pavyzdžiui, per metus įsimokėti, per kiek, čia spręsim perspektyvą. Pagal atliekamus tyrimus šachtinių šulinių vanduo Alytuje blogos kokybės, tad specialistai ragina nedvejoti ir jungtis prie centralizuotai tiekiamo vandens tinklų. Mūsų žmonės semia vandenį iš šachtinių šulinių arba iš artesnių gręžinių. Šachtinių šulinių vanduo paprastai būna užterštas nitritais, nitratais, kitom cheminėm medžiagom. Nes mūsų žmonių sklypeliai yra nedideli, čia pat daržai, kuriuos jie tręšia, čia pat tvartai. Ir todėl visi tie teršalai suteka į šulinius ir šulinių vanduo nėra tinkamas gerti. 30, 40, kartais net 50% tų tyrimų neatitinka keliamiems reikalavimams. Tuo tarpu artesnių gręžinių vanduo, kurį mes gaunam per centralizuotą vandentiekį, yra kokybiškas ir atitinka visus saugos reikalavimus. Tai va, tokį vandenį, kurį mūsų žmonės gauna iš centralizuoto vandentiekio, galima gerti be jokių apribojimų, nevirinta ir nebijoti, kad užsikrėsi ko nors ar susirgsi. Ir dabar, kai yra galimybė žmonėms prisijungti prie to centralizuoto vandentiekio, tai siūlyčiau tikrai tuo pasinaudoti ir nepagailėti ir savo jėgų, ir savo materialinių išteklių, nes tikrai gaus tinkamą vandenį. Alytaus miesto savivaldybės administracija labai nerimauja ir kviečia, kad gyventojai jungtųsi prie patiestų tinklų, nes vis tik yra vandentiekio ir kanalizacijos teikimo projektai vykdomi, finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis ir turi būti įgyvendinamos užduotys, kad ne mažiau kaip 95% būtų pasijungę prie miesto tinklų vandentiekio ir kanalizacijos. Ir iš tiesų patys žmonės turėtų būti suinteresuoti, nes vis tik vandentiekio vanduo yra švarus, geras ir jį tikrai mes galim gerti, o šachtinių šulinių vanduo dažnai būna užterštas. Mes turim ir buvusią naftos bazės teritoriją, kur laisvųjų naftos produktų po žeme yra dar nemažai likusių. Ta tarša yra didelė mieste, todėl tas prisijungimas turėtų būti tikrai aktyvesnis. Vykdant europinį projektą, antrame Likiškių kvartale iš gatvių ribos išvedami vandentiekio ir nuotekų pajungimo šulinėliai ir specialios sklendės, kad gyventojams jungiantis prie centralizuotų tinklų nereikėtų dar syk kasinėti kelio, o iki namo įvadus gyventojams teks pasidaryti savo lėšomis. Tiesa, kalbas, jog tai kainuoja 3 ar net 5 tūkstančius litų, specialistai vadina nepagrįstomis. Tikrai tik nekainuoja statyba. Aišku, jinai priklauso nuo ilgio, bet mes pagrindę, kur vykdami dabar europinius projektus, tai pagrindę visur yra pastatyta požeminė vandentiekio pasijungimų, požeminė sklendė pastatyta prie sklypo ribos. Nuotekų pasijungimui irgi šulinėlis stovi prie sklypo ribos. Taip, kad gyventojui belieka pasikloti per savo sklypą. Jeigu tas sklypas didelis, tai ką darysi, tada daugiau ir kainuos. Bet nėra ten tūkstančių arba ten keliasdešimt tūkstančių sumos.
Neabejotinai, kad kai kurie gyventojai nesijungia prie centralizuotai tiekiamo vandens tinklų, nes šulinio vanduo nieko nekainuoja. Aplinkos ministras teigia, kad teks griežtinti tvarką. Mes turime sudaryti tokias sąlygas ir mes tą darysime ekonominės, vėlgi, ne baudas, ekonominės sąlygas, kad žmonėm atsirastų noras jungtis. Mes kalbėjome apie, jeigu kalbam apie kanalizaciją, jau mes šiek tiek aš minėjau, kokios priemonės, su vandentiekiu, vandeniu reikia daryti tą patį. Reikia daryti, reiškia, kadangi iš tiesų švaresnio, jeigu kalbam apie vandenį, vandens negu nebus ir panašiai, reiškia, reikia griežtinti sanitarinės normas, nes daugelį vietų geria, reiškia, iš šulinių neaišku ką ir panašiai. Reikia sudėstyti visus dalykus taip, kad jeigu žmogus nori ir turi daug pinigų, tai tegu moka ir daro, ką nori. Bet realiai naudingiau ir pirmoje eilėje ekonomiškai yra pasinaudoti ir prisijungti. O šito keliu reikia eiti. Ir mes eisime. Alytaus miesto savivaldybės administracija taip pat yra parengusi miesto švaros ir tvarkymo taisyklių korektūrą, kurią patvirtinus politikams, nesijungiantiems prie kanalizacijos tinklų, gali grėsti baudos. Gyventojai, prie kurių yra jau pakloti nuotekų tinklai ar vandentiekio tinklai, kad per 12 mėnesių privalėtų prisijungti prie šių tinklų, nes tai sumažintų ir gamtos teršimą, nes nuotekos kitą kartą į gruntą leidžiamo, šuliniai jų yra nesandarūs, teršiami ir gruntiniai vandenys, ir kitą kartą išvežami nežinia kur išpilami. Taip, jeigu jie ir nesijungtų, bet tada manome, kad reikėtų kontroliuoti, kur jie jas išveža, kas jame išveža ir kad pateiktų dokumentus, ar tvarkingai yra sutvarkytos tos atliekos. Kitu atveju jie būtų baudžiami? Taip, tai būtų numatyta tam tikra administracinė atsakomybė. Apie 330 antrame Likiškių kvartale gyvenančių gyventojų turi galimybę prisijungti prie šiuo metu klojamų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų. Dzūkijos vandenų klientų ir interesantų aptarnavimo telefonas 8 700 555 10.